Kad ir kaip banaliai skambėtų, tai buvo galbūt didžiausias psichologinis barjeras žaisti prieš lyderius, galbūt taip, kurie čempionatą keliauja be pralaimėjimų. Tai tik psichologija. Bet nes varžybom ruošiamės tikrai atsakingai ir daug ruošiamės, tai po pirmo kėlinio dar truputį korekcijas tokias padėliojom dėl 10 gynybos, dėl 7-11, kad žaistų siauriau ir išsisprendė tos bėdos konkrečios užduotis galbūt kai kuriems žmonėms. Ar nebaisu buvo po antrojo įvarčio taip giliai žaisti? Ne, nebaisu. Labai mes užtikrintai pakankamai žaidžiam gynybai. Mūsų turbūt ir statistika yra tokia, galbūt gaila, kad mes mažai mušam įvarčių, bet gynėjų šiai dienai turim tikrai savo pozicijoje, žaidžiančius labai patikimai. Ir aš tą statydamas modelį pasitikiu ir pasiteisina šį čempionatą. Kaip vertinate 4. vietą čempionate? Vertinu teigiamai, pozityviai. Aišku, daug buvo ruoštasi, daug daryta, daug dirbta, daug žmonių prie komandas dirba, bet pasiliekam kitiem metam galbūt vietas tobulėti, nes sunkiau buvo antram rate, yra priežastys konkrečios, tai bandysim taisyti viską ir kitais metais konkurencingai dalyvauti čempionate.